How are you today now? Nu ką, šiandien jau šeštadienis yra ir jau prasidėjo tas Stintos festivalis. Tai va, ant tilto žmonių pilna, palapinių, vėliavų visokių. Nežinau, turėjo būti varžybos kažkokios, tai neaišku, kaip ten tų ledų privaryta, tai neaišku, kur jie ten tas meškerės užsimetė. Nu, einam dabar. Einu dabar į Basanavičiaus alėją pereisiu. Pasižiūrėsiu, kaip tenai. Bandžiau taikyti, kad truputį anksčiau, bet nepavyko. Tai panašu, kad čia tų žmonių bus masė. Jau ne taip kaip pernai, išėjau anksčiau truputį. Nu jo, jau žmonių yra daug. Jau visi susirinko Stintos valgyti. Čia buvo gražiai padaryta čiuožykla, išardė, padarė sceną. Bus koncertas, prisirink žmonių. Šiemet scena yra didesnė nei pernai. Čia va apdovanojimo vieta. Per tą triukšmą nelabai girdisi. Čia jau čempionai su ragais matosi. Čia jie koncertuoja. Pernai taip nebuvo. Koncertas buvo atskirai. O dabar jau va visą laiką leidžia muzikytę. Žmonių susėdė, va čia kalbina žymų Palangos atstovą. Tai va. Policija saugoja. Nes policija perspėjo, kad saugokit kišenės, nes pilna kišenvagių privažiavo. Tai reikia labai saugotis. Va, parašiai už apklausą daro. Skanios Stintos šiemet. Nu, va. Žuvies visokios, kainų nesimato. Nu, jau kepa ir kotlietą kartu prie Stintos mažos šiemet. Susitraukia. Labai nėra ir mažos. Ledinukų irgi kaip ir pernai yra. Bet truputį toks vaizdas, kad šiemet yra daugiau čia. Ryžių atvežė košės. 2 puodus. Bet Jėzau, ta silkė visai jau tokio mažumo, kad 15 cm turbūt. Nėra, tos Stintos nėra. Išgaudė. Būdavo jaunystėje, atsimenu, tai tėvas priveždavo tos Stintos iš Kuršių marių. Valgydavom, nieko ten nekainavo. Ir daug buvo. Net nesiskaitė, jinai kažkokia labai ypatinga žuvis. Dabar padarė tokią pompą. Išreklamavo. Kilogramas 15 eurų kainuoja. O žuvis šiaip nelabai ten vertinga kokia. Bet va, ką reiškia reklama. Visi laimingi, nėra ne vieno tuščio biletėlio. Tai reklamos šitos loterijos. Ką, čia va, tos Stintos, bet va. Nu va, ta 15 eurų kaina, kaip ir sakiau, 15 eurų. Ir ta Stinta yra iš Latvijos atvežta, nes čia Stintos nėra. Tai va tokie va reikalai. Va, duonos keptos, dešrelių. Viską. Cepelinų galima gauti, karšto vyno už 5 eurus. Be alkoholinis turbūt. Bulvyčių nieks nevalgo dar kol kas. Va, mėlyno vyno, antifrizo. Va toks, va, pereisim. Nežinau, kiek čia įdomu, neįdomu, bet nu, man įdomu, aš va, pereisiu, pernai ėjau šiemet.
Visokių kukurūzų. Neaiškus, spragėsiai kažkokie. Žuvinė dar kol kas atsidarinėja, bus vėliau. Žmonių jau yra. Vėliava gražiai iškėlė, kabės iki vasario 16. Gaisrininkai atvežė bokštelį ir iškėlė vėliavą. Generatoriai gauna, kavos aparatą atvežė, dos kavos, grybų mėlynų irgi žalių. Stinta tenai buvo pradžioj, kaip ir minėjau, jinai daugiau tokia iš Latvijos, smulkė, į kilogramas 15 eurų. Sulkius. Čia tos rūkytos žuvies. Siūlo žuvies, skanios. Labai skani žuvis, rūkyta. Einam toliau. Žiūrim, ko gero aliejaus, likeriukų visokiausių. Ziniška virtuvė. Takos, meksikiečiai sušalę stovi. Šiemet įdomi situacija su to oro. Pernai buvo tai pašalę, skaitėsi jau šaltoka. Šiemet tai kaip ir temperatūra panaši kaip ir pernai, tik tai jau atšylė. -20, -4 tai jau šilta. Guliašinė sriuba, košė. Dalyvis atvažiavęs su golfu. Kalamajakas. Sunkiai perskaitomi žodžiai, gal ne lietuviški. Einam toliau. Tie gaisrininkai su didžiulė vėliava. Čia daro turbūt rekordą vėliavos. Rytų vėjas. Didelė vėliava gaisrininkai iškėlė. Dešrelės, ryžiai. Ir ta silkė maža. Matot, kokia smulkė ta silkė stinta ta. Smulkė. O tokia. Gražus reklaminis stendas. Atvažiavo su autobusiuku žmogus. Galvoja, praturtės čia. Dabar dar žmonių yra jau dabar daug, o paskui privažiuošėt praeit bus neįmanoma. Tai bus tiek žmonių. Bet čia truputį vėliau, apie 2-3 valandą. Cepeliniškės ir tos dirba. Cepelinus stintų mėgėjam vedas. Cepelinai su stinta. Kava iš stintos. Garantuotai. Su stintos skonio kava. Riešutų kažkokių tai nematytų. Dar kol kas sriubą mažai žmonių valgo. Porą žmonių sriubą valgo ir kiti žmonės kažką kito valgo. Žuvienė 5 eurai. Stintos 10 eurų. Plovas 8 eurai. Čia Galvono restoranas močiučių. Padarė pernai vieną restoraną, dabar kitą kažkur daro. Irgi, Sodas Garden, čia irgi Galvono žymaus šefo televizijos veido. Didelės irgi daro savo atskirą kompaniją, irgi daug pranešėjo, žmonių prisirinkę. Yra kapela atvažiavus su įvairiais atrakcionais. Ir pats Galvonas, mojuoja ranka Galvonas su balta skrybelė. Pats irgi dalyvauja. Taip daugiau parduoda, jeigu pats dalyvauja šefas. Geriau žmonės lengviau perka. Negu kad iš tų nepažįstamų ale močiučių. Žiūrim, kas čia. Stinta 10 eurų porcija.
Tai tų stintų turbūt va 2 įdėtos jau. Pernai buvo 4 už 15, šiemet 2 už 10. Tai va, pomidorų, agurkų, braškių marinuotų. Dar ir laisvos vietos yra, ne visi žmonės. Čia Basanavičiaus alėjų labiau yra su maistu susiję. Išeisim truputį į Vytauto alėją, tai ten bus jau ir ne tik maisto, bet ir visokių rankdarbių. Ko ten privažiavę? Kinietiškų gal kokių grožybių. Žiūrėsim. Va, čia, va, šaukia kelios močiutės. Va. Toliau žmonės toliau eina nuo jų. Kažkodėl tai per atstumą. Neaišku kodėl. Bet neužtuka dar kol kas. Paskui privažiuos, užtuks pas visus, visi visko parduos. Bus visiems labai gerai. Karšį 16 eurų. Neaišku, ar kilogramas, ar vienetas. Probiotikų žmogus parduoda irgi. Nu, tu visko gali. Nesvarbu, kad pavadinimas Palangos silkė, stinta, bet parduoda viską. Va, ir pakabukus, daug žmonių perka visokius pakabukus. Jau kur eilė, reiškia reikia eiti ir stoti į tą eilę. Reiškia, ten yra gera ir kaina, ir paklausi prekė. Ir zuikis atvažiavęs su ausim kažkokiom taškotom. Taip. Nu, va, varpas. Galėtų reikšti rauginti visokie kopūstai. O, čia visokių ir vasuris. Nu ir aišku baronkos. Daug visokių barankų. Čia dar baranko. Barankos ir žuvis. Nu ką, nežinau, ką čia dar pasižiūrėjus. Eini vat ir žiūrė visokius. Nu, už 30 eurų. Aš norėčiau pažiūrėti, kas yra už 30 eurų. Už 30 eurų yra ungurys. Ne, riebžuvė, šaltai rūkyta riebžuvė. Dar, o ungurys kainuoja 50 eurų. O tai va. 50 eurų ungurys. Nes unguriai dabar tik kinietiški, ten sako, kanalizacijų juos augina ir veža čia, nes ungurių jau Lietuvoje nebėra. Ai, nu dar fermose nebent augina. Na, visi. Eismas didėja. Jau artėjam prie Vytauto bažnyčios. Dabar prieisim, pasižiūrėsim, ką pasiūlo net apart stintos. Agurkų džemas yra irgi gera prekė. Nu va, vėl. Kuo toliau nuo tilto, tuo ta kaina yra mažesnė. Tai jeigu sugalvojot, kada užeiti tokią mūgę, tai svarbu yra iš karto pirkti ne pirmam pasitaikiusiam, bet kažkur apie 3-4 vietą turi pirkti. Ten kaina bus geresnė negu priėjus iki pat tilto. Sausainiai įvairūs, saldainiai, jau dantų nebeturim, ką jau ten saldainius bevalgyti. Va, jau priėjom iki pat Vytauto gatvės ir eisiu dabar link stoties. Pasižiūrėsiu, ką apart. Čia legendinė žuvienė, 8 eurai. Legendinė. Taip, gruzinai su chačiapuriais atvažiavę. Nu ir va, į vieną pusę. Ten jeigu link Birutės parko, va. O, jau masė tų žmonių jau. Truputį pavėlavau ateiti. Jau žmonių yra labai daug. Čia vat lašiniai yra.
Daug žmonių privažiavę. 25 kartus pasakiau, kad daug atvažiavo, nu, bet, nu, iš tikrųjų, čia yra antra diena po naujų metų, kada tiek žmonių būna. Nu va, čia tie patys stovėjo pernai, kur gadina kiaušinius, ir šiemet lygiai taip pat, va, gadina kiaušinius ir daro tokį kotletą. Aš aišku einu prieš eismą, ką darysi, nes pagal visą idėją žmonės atvažiuoja iš anos pusės ir nuo stoties eina jau link Vytauto gatve ir link tilto. Ko dar čia turim? Dar burbuliukų kažkokių tai sūrių, skanių sūrių, va, gražios gėlės medinės. Lentelių įvairiausių įdaryta kinietiško. Patys jau dabar žmonės nebedaro, dabar tik kiniečiai daro viską. Nu, va. Na ir jau čia tokia ūkinė, prie bažnyčios jau inkilėlių visokių su, čia gal ir patys nekiniečiai. Ta inkilėlį išdrožė. Dar gero. Tų pačių šaukštą. Nu, čia irgi matomai kinietiški. Prieskonių daug mojuoja žmogus va mum. Ir kitas žmogus mojuoja iš prieskonių. Tai va tiek va. Na, ir tų papuošalų, kur pernai iš Latvijos visokių svastikų priveža mum. Nes mes lietuviai svastikų nedarom, o Latviai daro svastikas. Ir pardavinėja Lietuva. Va, ir tų pačių va, koralų ir ten tų mineralų. Taip. Strazdų žalėsis auksas. Va, ir tai žmogus iš Norvegijos atvežė visokių būgnų. Tai va, jau aš toliau ir neisiu. Suksiu jau link namų, nes kad ir nelabai čia šalta, bet vis tiek rank žiema. Eisiu namo, o visi, kas norit, atvažiuokit į tą, gal dar koks vienas kitas koncertas bus čia. Tai tiek žinių iš Palangos Stintos ir iki sekančių susitikimų.